Und als der Rebbe singt, und als der Rebbe singt, singen alle Chassidim, singen alle Chassidim, yam bam bye 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 yam bam bye bye bye, singen alle Chassidim, yam bam bye 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 yam bam bye bye bye, singen alle Chassidim. Šiandien pristatysime Vyturį Jarutį ir jo verstą Olgos Tokarčiuk knygą Jokūbo knygos. Gal pirmiausia, aš žinau, kad tu čia šitą knygą jau kuri Tokarčiuk, tavo išversta. Dar truputį trumpą pastabėlę pasakysiu, kad kirčiuoti reikėtų Tokarčiuk. Tokarčiuk. Priimu pastabėlę. Taip. Tai ką aš turėčiau pasakyti dabar? Tai gal papasako, kaip iš vis Tokarčiuk atradai ir kiek jau tu jau čia ne pirmoji knyga jos. Atradau, tai banali istorija iš tikrųjų, kada pradėjau versti, apskritai atradau save kaip potencialų ar galima vertėją dar kažkada, turbūt 90 kokiais kažkelintais metais. Tai kaip tik tuo metu Olga buvo tokia kaip ir dar nekylanti žvaigždė, sakykime, Lenkijoje, bet tokia įdomi autorė, jau pastebėta vienur kitur ir Lietuvoje pastebėta. Na ir kažkaip pateko į akiratį. Dar įdomu buvo, kad tuo metu kaip ir jauna autorė ir mano metų, 62 gimusi. Ir neatsimenu, tiesą sakant, visų dabar jau smulkmenų, bet į rankas pateko man jos, nes visą laiką yra taip, kad pirmiausia kažką perskaitai. O kai perskaitai, tai tada skaitant jau, reiškia, vertėjo toks genas pradeda susiaktyvina, pradeda veikti ir galvoja, kad aha, kaip aš čia išverščiau šitą vietą arba aną vietą. Tai va, tai pateko į rankas jos šviežiai išleista knyga, tuo metu 97 metais, man atrodo, Praamžiai ir kiti laikai. Praveikė į Načasai, lenkiškai. Aš perskaičiau tą knygą ir tik nepaprastai sužavėjau, kažkoks šviežias gūsis, tokios literatūros, lyg tai nieko, aš nebuvau apsiskaitęs, tiesą sakant, apskritai. Tai jeigu dabar pasakysiu, kad negaliu sakyti, kad tuo metu nebuvo tokios literatūros, lietuvių literatūrų, ar ne? Būčiau turėjęs perskaityti lietuvių literatūrą. Bet aš susižavėjau, man labai patiko knyga ir labai mane užbūrė. Aš apskritai mėgstu tokius burtus literatūros, kai mane užbūrė. Aš toks labai įmūlus leidžiuosi, kad mane užbūrtų knygos kai kurios. Beveik taip ir vadovavęs šituo kriterijum, spręsdamas apie arba rinkdamasis knygas. Bet užbūrė burtais ar užbūrė dar ko nors? Nes burtų daug yra Tokarčiuk literatūroj. Nežinau, burtai turbūt, ar gali būti dar. Netriukais tikriausiai, burtai tai toks, reiškia, yra tokia chemija turbūt knygos ir tavo knygos poveikio ir tavo percepcijos toks sąveika, ar ne, ir tada burtai atsiranda, kaip tu jeigu esi kvailas, tad nesupranti visos logikos knygos, tu ją jauti kažkaip oda, receptoriais savo.
Tai iš to atsiranda burtai, gal koks, reiškia, literatūrologas skaito ir jam jokių burtų ten nebūna. Man buvo, tai aš kažkaip tai puoliau versti tos Pramdžius ir kitus laikus. Ir atsimenu, kad kadangi nesu profesionalas vertėjas, nei filologas, tai mane iškart vertimas pradėjo, reiškia, jau skaitimas tokį pakankamai stiprų katarsį, reiškia, sukėlė. O vertimas, tai ten apskritai buvo, nežinau, labai stiprus poveikis mano gyvenimui tuo metu buvo. Tas etapas, kada aš verčiau Pramdžius ir kitus laikus. Tai va, tai nuo to viskas ir prasidėjo. Mano pirmoji knyga Olgos išversta, tada tiesa, Olga kaip tik tuo metu lankėsi, man atrodo, Vilniuje, irgi kaip tokia jauna, daug žadanti autorė, kuri pastebėta. Lenkų institutui tuo metu vadovavo tokia šiuo metu daktarė, filologė, kuri beje, kurios darbas daktaro, man atrodo, jeigu neklystu, buvo apie Kėkštą, mūsų poetą, tai tokia buvo Lenkų instituto Vilniuje direktorė tuo metu, jinai labai guvi, labai tokia aktyvi, labai besidominti viskuo. Tai vat Lenkų institutas labai skatino tokius vertimus ir tokius jaunų, dar neatrastų autorių, domėtis tokiais autoriais. Ir Olga kaip tik tuo metu apsilankė tokiam kontekste. Susitiko universitete, man atrodo, su studentais. Ir aš ten vienam tokias kieme buvau. Tai kažkaip susibendravom ir tuo metu, kaip jauna autorė, tikriausiai turėjo daug entuziazmo, kad ją kažkur užsienį kažkas verčia. Tai kiekvienas vertėjas buvo toks labai geranoriškas požiūris į vertėją, entuziastingas. Tai labai svarbu, tai mane taip irgi kažkaip paskatino, aš galvojau, čia beveik draugystė tokia. Ir ta beveik draugystė tokia iki šiol. Tai tęsiasi jau daugiau kaip 20 metų. O lenkų kalbą pats kaip išmokai? Aš ją kažkaip genuose turėjau, pasirodo, tą lenkų kalbą. Žemaičių bajoras? Jo, reikėjo tik tai prisiminti. Vėl 100 kartų pasakojau visur, per visus interviu ir visose pokalbiuose. Nesimokiau profesionaliai lenkų kalbos, nei literatūros, nei kultūros. Tiesiog be tų genų dar šiek tiek mėgdavau skaityti. Studijų laikais Vilniuje ten veikė toks draugystės knygynas. Tai aš tam knygyne mėgdavau apsilankyti. Nes irgi toks, žinot, buvo tokios įstaigos kelios. Buvo Dolerinė, kur buvo kažkas užsienietiško, ne mūsiško, tuo metu ne sovietinio, net ne mūsiško reikėtų sakyti. Buvo draugystės knygynas, kuris irgi tokia dvelkė. Bet ten daugiausiai ir buvo lenkų literatūros. Ten buvo, kaip ir tas knygynas, ne veltui jis vadinosi draugystė, ten buvo, reiškia, sovietinės sandraugos tų šalių. Taip, bet buvo dar ir kitas knygynas. Vokiečių mažai buvo. Tai vokiečių buvo kitam knygyne, aš dabar neatsimenu, kaip jis vadinosi, man atrodo, kažkur prie mokytojų namų, kažkoks knygynas dar buvo kapitalistinių šalių tokia literatūra. O draugystė tai buvo VDR, reiškia, tai vokiečių, čekų, lenkų, man atrodo, vengrų kalba literatūra.
Tai aš atsimenu, ar ne pirmoji knyga lenkiškai, kurią tikrai lenkiškai perskaičiau, buvo Kuovatas Sinkievičius. Tai labai tvarkingai, aš, reiškia, pradėjau nuo mokyklinės klasikos. Tai. O paskui, kai pradėjau verslą, lygiai grečiai kažkaip atsirado tokių galimybių, visokių pasiūlymų. Čia vėlgi Lenkų institutas Vilniuje, kuris beje dabar bičiulių premiją gauna taip. Tai iš tikrųjų pelnytai, nes ta pati Magožata Kasner, kuri tuo metu buvo direktorė, labai tiesiog pasiūlė važiuoti į Varšuvos universitetą, pasimokyti truputį, pasisemti, taip sakant, tokio autentiško, lenkiško, tokio, nežinau, įkvėpti tos kultūros ir kalbos lenkų. Tai tokie būdavo kursai, lenkų kalbos ir kultūrai kursai užsieniečiams Polonikum Varšuvos universitete. Tai vat aš keletą metų ten vis važiuodavau. Tai visas mokslas. O šiaip žinoma savo mokslas esu. Lenkų kalbos mokėtojas. Čia tikrasis entuziazmas ir atsiskleidžia. Pati pradžia tai taip, iš tikrųjų buvo, dabar visi taip šneka, aš, reiškia, tais laikais labai norėjau kažko, nieko nebuvo, taip atrodo, kad žmogus labai sąmoningai ten reiškia, lindo į kažkokius ten, ieškojo to, ko nebuvo oficialiai, reiškia. Aš tai kažkaip neatsimenu, aš atsimenu, kad tam tikra egzotika buvo vienas dalykas, tokie natūralūs tokie poreikiai, neturintis, kaip čia pasakyti, jokio politinio, sakant, tokio pagrindo. Tai ir tų lenkų kalbą skaičiau dėl to, kad įdomu buvo. Įdomi gal ta pats tas skaitimas toks, nes svetima kalba skaityti dar su žodynu truputį, net ir su žodynu ten maždaug trečdalio nesuprantant, ką perskaitai, tai buvo taip įdomu, tokia ambicija lyg tai buvo. Įdomesnis užsiėmimas negu skaityti lietuviškai arba rusiškai. Ir vis tiek ten tie skirtingi dalykai. Kitą gyvenimą matai, kitas. Taip, bet. Gal jo, ir dėl to. Tai paskui dar porą knygų ir dabar jau ta Jokūbo knygos. Net baugu pradėti kalbėti, nes aš ją baigiau skaityti čia prieš, tiesą sakant, vakar. Tai vat kosmosas toksai. Bet ką iš karto galiu pasakyti, tai, po tokios knygos čia visiems istorikam reikia skaityti. Arba ketinantiems į istoriją sukti, nes taip tas 18 šimtmetis Europą, tiesiog versi visai kitais kampais, visai iš to žydiškos perspektyvos ir lenkiškos ir Lietuva šmėžuoja, ir ta vat Ukraina Podolė. Labai. Nepasiklydai ten tarp tų veikėjų? Vėl, reikia pradėti nuo to, kad pirmiausia reikėjo perskaityti tą knygą. Aš dabar neatsimenu, ar čia skaičiau ketinamas versti, ar čia skaičiau taip. Man atrodo, ar čia skaičiau taip iš pradžių. Perspektyvų versti, jau buvau pakankamai sugadintas kaip vertėjas ir turbūt nebūčiau vertęs knygos, negalvodamas apie tai, kad ją kas nors išleis.
taip sau tik tai. Gal pabandymai, taip truputėlį keletą puslapį. Bet ir jie buvo verčiami tikriausiai dėl to, kad reikia kažkam nusiųsti, kažkam pasiūlyti fragmentą, kad kažkas pažiūrėtų, kokią nors leidykla gal susidomės. Bet nesvarbu. Tai vis tiek viskas prasideda nuo skaitimo. Tai aš kai pradėjau skaityti ją, o paskui tą įspūdį jau lietuviškai išleistos knygos, kiek žmonių ir giminaičių, ir pažįstamų, ir draugų šnekėjau, kurie skaitė, visų buvo tas pats tas įspūdis. O jį, taip, kai pradedi skaityti, tai taip atrodo, kad tave įkišo į skruzdėlyną ir kiekviena skruzdėlė turi vardą ir pavardę. Ir visos vienodos. Kas vienodos skruzdėlės? Nu, iš išvaizdos kaip ir vienodos. Ne, labai skirtingos. Tai kol neįsižiūri, kol nepamatai, bet kai tave iš pradžių įmeta į tą skruzdėlyną, tai atrodo, Dieve, kas čia daros? Kažkokia košė, kažkokia, reiškia. Kažkas iš kažkur išlenda, įlenda, nesuprasti, iš kur čia tas žmogus atsirado, kur jisai dingo paskui vėl jisai atsiranda, reiškia. Bet paskui, kai perskaitai ten tą pirmą 100 puslapių, viskas pamažu rikiuojasi į savo vietas. Tai toks buvo toks truputėlį sumišimas, net netruputėlį, didelis toks sumišimas, pradėjus skaityti knygą. Tikriausiai tau tas panašiai. Tiesą sakant, aš pirmą kartą tai perskaičiau skutamuoju skaitymu vadinu, tiesiog kadangi norėjau sužinoti, kas tai, ir turėjau langelį nedidelį, o paskui reikėjo kitko užsiimti. Tai aš ją skutamuoju skaitymu perskaičiau per 2 paras. Taip. Skutamasis skaitimas. Kaip germanistai yra sugadinti. Mes ar šmitų šitų reiškia baisiai. Aš šito žodžio man reikėjo, verčiant. Ir aš galvoju, yragi tas skrydis. Skutamasis. Tai va, tai kai taip greitai skaitai ir greitai prieini jau prie tų, jau tuos pagrindinius, tai tikrai užsifiksuoja. Ir nebuvo to įspūdžio skruzdėlyno, kaip sakai, nespėjau susidaryti, nes, reiškia, 300 puslapių per dieną. Tai žodžiu, bet, tie pagrindiniai potėpiai tada tik tai tokie, jau tą smulkmę pamiršti, žodžiu, pagrindiniai potėpiai. O dabar, kaip skaičiau, tai aš jau vis tiek, kadangi jau, ten tada ir neužfiksuoju. Jo, tuos pagrindinius potėpius jau žinau, tada jau baksnoju ir pavyzdžiui, ten man šiaip viskas, tuo pirmu skaitymu viskas susivedė galai, tik tai vienas personažas pasimetė ir aš jo neberadau. O dabar aš jį antrąsyk, jisai atsirado, jisai jau rūmuose, žodžiu. Tai tiesiog dėl to nestandartinio skaitymo, bet mane tik labiausiai sutrikdė vakar, užvakar, kur jau aš, kai jau pasikeitė pavardės. Ir jau aš neatsimenu, kuris Pavlovskis ten tai Šlomas, ar Valovskis, ar Šoras, ar, va šito jau ir nesiaiškinau, va tai perskaičiau, jau ten reikia atskirai susirašyti, kas kokią pavardę, nes pavyzdžiui, va tai atsiranda Šimanovskiai, iš kurių paskui ta Šimanovska pianistė, o aš jau neatsimenu, iš kurios ten tos šakos išlindo. Aš jau irgi dabar nepasakyčiau. Tiesą sakant, ir verčiant, taip, aš nežinau, gal aš turiu tokią savybę, kad aš negaliu mąstyti apie keliom kryptim iškart. Arba veikti, nežinau. Tai jeigu aš viską rašausi, gilinuosi ir analizuoju, tai tada aš nesugebu versti teksto. Nesugebu plaukėti vandenį taip laisvai. Tai bet pirmą išsianalizuoji, o paskui jau plauki, ar ne? Visai būna, bet aš mėgstu taip intuityviai versti, o paskui žiūriu, redaguodamas arba skaitydamas antrą kartą, stengiuosi jau tada.
Nu, aš pasidomėti. Tai, nes man visą laiką yra svarbiau kalba, o kalba visą laiką turi tokio šviežaus įspūdžio. Vertimas man yra tokio šviežaus įspūdžio, reiškia, vaisius, rezultatas, spontaniškos reakcijos į tekstą. Gal dažnai netitinka nei autorės intencijos, nei tikrovės teksto, bet man atrodo, kad paskui vertimas išlošia dėl to. Paskui gali koreguoti, yra dar redagavimas, autorių redagavimas, yra redaktoriai, kurie... Aš taip įsivaizduoju, kad rašytojas panašiai ir rašo. Skuba užrašyti tai, kas vaizdą, mintį, vaizdinį, kuris galvoje greit atsiranda ir gali labai greit pranykti. Tai šitos, kas atsiranda, tai reikia. Nes jeigu skubėsi, tai su vertimu lygiai taip pat labai panašiai, bent jau mano atveju, veikia šitas mechanizmas. Jeigu aš nespėju pirmo įspūdžio vertimo, pirmo vertimo atėjusio į galvą užrašyti, tai visi kiti būna blogesni. Kada aš jau užrašau, kaip pasėdžiu, panalizuoju, apgalvoju, vertimas nebebūna toks. Aišku, nelygų knyga ir nelygų tema ir nelygų, bet tokioj grožinėj literatūrai, kuri turi tokias magijos kažkokios, tai mano atveju visą laiką tas metodas yra geriausias. Ir man pačiam maloniausias, tai sakant. Aš tada jaučiu pasitenkinimą ir malonumą ir tą vertimo katarsį, ne tik skaitimo katarsį pajuntu. Žodžiu, čia visa ta informacija, kuri yra šitoje knygoje, yra toks didelis rūmas ir statinys, kad jeigu tu būtum kiekvieną plytą ten bandęs įvertinti ir tai aš jos niekada nebūčiau išvertęs ir būčiau pražuvęs tikrai. Statinys tai statinys, bet jinai labai patogiai padaryta, nes skyriukas, taip va, paėmė 2 puslapiukai, paskui kitas 3 puslapiukai ir taip nejauti, kaip jie visi skirtingi tie skyriukai, va taip, bet jie labai lengvai skaitosi. Va jeigu būtų kažkoks toks, nu ir kaip tu sakai, pradingsta, paskui atsiranda, nu va toks, nebūčiau galėjus aš per 2 dienas perskaityti, jeigu būtų, žinai, toks vat, nuoseklus kažkoks pasakojimas. O čia taip, nu, sudėliota gražiai. Ne, tai taip. Tai labai ilgai ir dirbo Olga prie šitos knygos, bene 10 metų rašė. Tai jos ir pati struktūra knygos yra labai šalinga. Aš visada, beje, mano suvalkietiškoji, tas suvalkietiškasis 4. Yra iš pasienio dabartinio. Iš esmės, ant pačios sienos, ten kur tokia Šešupė, tokia Šelmenta upė, kuri išteka iš Šelmentų ežerų Lenkijoje, įteka ir mažas gabaliukas, gal koks kilometras jos įteka į Lietuvą ir paskui už to kilometro įteka į Šešupę. Tai va, ties ta santaka yra toks kaimas Tribarčių ir ten mano seneliai gyveno ir mano mamos mama, mano močiutė yra iš ten kilus, nes mamos tėtis iš Tauragės, jau įsimaišo kraujas žemaitiškas. Tai va, bet ten visą laiką tokia dvikalbystė buvo, kaip visur pasienyje, kadangi ir dvikalbystė ir vat, dar kadangi pasienyje net ir sovietiniais laikais, reiškia, nieks nesugebėjo ten sutrikdyti Lenkų televizijos ir radijo, tai aš ten beveik praleidau visą savo vaikystę ir jaunystę tam kaime, tai man ten ištremdavo visą. Kol nelankiau mokyklos, tai turbūt anksti pavasarį iki vėlyvo rudens, o kai pradėjau lankyti mokyklą, tai visas vasaros atostogos ten praleidau. Gyvenimo universitetai. Nu, štai
moku visus kaimo darbus. Ir kaimo darbus, ir lenkų kalbą. Ja. Tai va, tai Lenkų televizija ir Lenkų radijas užaugo ant Lietuvos radijo, tokia laida būdavo per Lenkų vasarą su radiju. Lenkiškai skindamas uogas visą laiką. Klausydavosi per VEFą, toks buvo radijo aparatas. Vėl grįžti prie Jokūbo Ginimo. Grįžtam. Tai kaip sekėsi dorotis su visais ten tais rebim Ir ką? ir mistikom ir nu, teko padirbėti turbūt į šalis, pasigilinti. Nu, pati žinai turbūt, kad kiekvienas vertimas visą laiką yra, reiškia, pretekstas, net ne pretekstas, būtinybė turbūt ir pasidomėti tuo, ko galbūt anksčiau net nesidomėjęsis, ar ne? Kai verti, tai neišvengiama turbūt yra. Tai čia be abejo ir čia buvo tas pats, tik tai tiek, kad tas žydų mistikos nelabai ką yra, kur pasidomėti. Nu, yra ta viena knyga. Viena knyga, jo. Bet labai gera. Geršlomo. Bet aš jos neskaičiau, aš ją atradau truputį vėliau, ne, jau gal įpusėjęs versti buvau, kai atradau. Nes man taip atrodė ir iki šiol atrodo, kad Olgai Tokarčiuk, aš ją tiesiog taip familiariai vadinu Olga, nes iš tikrųjų mes kaip ir bendraujam. Tai kad ta žydų tema, tai Olgai nebuvo tokia. Knygą neparašėm dėl to, kad čia žydai būtų labai svarbus, arba kad jinai labai domėtųsi visą gyvenimą, ten kokią nors žydų istoriją, arba žydų mistiką. Tiesiog, aš taip manau, man tai pasirodė, kad visos sritys, kurios yra mažai ištyrinėtos, mažai išeksploatuotos paskui, tai jos labai potencialios yra rašytojo fantazijai. Ten, kur nėra faktų, yra daug vietos interpretacijoms ir fantazijai. Tai man gali būti, kad Olga taip sąmoningai pasirinko tai, ko tarkim, skaitytojas negali patikrinti, ar ne? Ir tu gali lietis čia kiek tik tai nori, o jau fantazijos stygium, tai Olgos neapkaltinsi. Tai man atrodo, kad šita tema jai buvo tikrai labai dėkinga. Šita prasme, kad buvo labai daug erdvės tiesiog tokiai beletristikai. Nu, man vakar kaip tik ten gale, kai Šimanovska kažkoks jaunas Kantas, advokatas, labai padėjo vienam žmogui, bet tas pinigų neturėjo, tai jis rašytojas buvo, sako, tai parašyk romaną ir papasakojo jam ten istoriją savo šeimos. Kurią nelabai gerai pats atsiminė. Labai skylėta. Ir jisai parašė ir paskui Šimanovska perskaitė ir sako, ar čia iš tikrųjų tai buvo. Ir kad jau kad nepublikuot. Gal geriau tu to romano niekam nerodė. Bet jisai ryžosi publikuot, bet ten prasidėjo visokie kiti dalykai, politiniai, kariniai, ir liko rankraštis. Tai aš bent norėjau surasti, jinai bibliografiją šiek tiek rašo, ar yra tas rankraštis, ar jinai nesugalvojo to rankraščio. Bet nežinau, ar iš tikrųjų tas rankraštis buvo su skylėta istorija, kad jisai ten tas skylės užlopė ir prirašė to, dėl ko Šimanovska jau sakė, ne, gal nereikia. Bet ten, žinoma, tradiciniai žydai šitą šabtaininkų judėjimą turbūt
nes tai yra tokia dvilypė sąmonė žydų, ar ne? Ir tradiciniai žydai tą Šabtajaus kaip ir srovę, kaip ir istoriją turbūt suvokia kaip tokį nešlovės momentą savo istorijoje ir matyt stengiasi, kad labai daug nebūtų tos istorijos apie ten net knygoje yra rašoma, ką tikras žydas, kaip jis turi reaguoti į Šabtajų Cvį, kad apsimesti, kad jo nėra, tylėti, nereaguoti niekaip, nei peikti, nei girti, nedaryti nieko, tarsi jis neegzistuotų. Tai vat, gal dar ir dėl to šitos visos rovės yra tokios nežinomas. O tai, apie ką aš sakiau apie tą fantaziją, tai iš tikrųjų net ir man atrodo, net ir pačiam viršelį Olga tą ir paminė. Reiškia, mirusiųjų papasakota, o autorius papildyta konjektūros metodu. Tai tas konjektūros metodas yra toks istoriografijos istorikų, reiškia, žinomas dalykas, kada, kai tu turi, remdamasis faktais, užpildyti tas vietas, kurių faktuose nėra. Tai man atrodo, kad šita knyga tai apskritai yra konjektūros šedevras. Nu, gyvi atrodo visi ten jie. Nu, tai čia be abejo meistriškumo yra autorius klausimas. O versti aš knygą pradėjau 16 metais. Ir irgi vertimo pretekstas tai buvo toks gana labai žemiškas. Aš norėjau išvažiuoti iš namų kokią mėnesį nors. Ir mačiau, kad yra stipendija Lenkijoje, netoli Vroclavo. Yra toks fondas ir dabar neatsimenu, kaip jis tikrai vadinasi. Bet Vroclavo priemiesčiuose yra tokia pilaitė, man atrodo, 17 amžiaus. Ir ten yra įkurta rezidencija menininkų. Ir aš aplikavau, kaip sakoma, į stipendiją ten mėnesį. Bet rašant prašymą ar paraišką, tai stipendija visą laiką, kaip žinai, reikia nurodyti, ką tu ten veiksi. Dar ir sutartį kartais. Dar ir, jo, paskui, ta prasme, realiai ten tą dalyką reikia veikti, ką ir parašai. Ir aš kaip tik tuo metu skaičiau, man atrodo, ir aš pagalvojau, kad parašysiu Jokūbo knygas, kad versiu. Toje paraiškoje. Ir taip ir atsitiko, ir gavau tą stipendiją, nuvažiavau į tą, kaip tu sakai, kaimą Vojnovicos, toks yra priemiestis Vroclavo, ten yra ta pilaitė. Ten beje, tos pilaitės administratorius yra toks lietuvis ir jaunuolis gana žinomas, nes jis dabar yra, man atrodo, LRT korespondentas Lenkijoje, Laurynas Vaičiūnas. Tai jisai tos pilaitės ten šeimininkas. Nu va, ir aš ten pradėjau po truputėlį krapštyti tą knygą. Aš nežinau, kaip tą būna, bet man vertimo pradžia tai visą laiką būna tokia daug įkvėpimo yra, daug entuziazmo. Kiekvienas sakinys taip toks atrodo, toks... Nu, čia nuo knygos priklauso, nes būna kartais, kad tokia pradžia, dabar, kur verčiu, tai labai sunki pradžia tokia. Bet yra kažkas naujo ir tu pradedi kažką, viskas atsibodė aplinkui, o čia kažkoks šviežias dalykas ir tu puoli ant jo.
ir viskas taip purslai, tik tai sakiniai tokiais purslais eina. Ne, nu kiekviena pradžia, jeigu tu ją pasirinkai, tai jinai miela, žinom. Na, tai va, Jeigu neprimesta, o pasirinkai, tai... Taip. Tai pirmas mėnuo buvo toks iš tikrųjų mėgavimasis to. Tai kiek per tą mėnesį įveikiai? Įveikiau gal 80 puslapių, man atrodo. Bet ten smagu, nes knyga įdomiai prasideda. Iš tikrųjų, tai ta visa tirštalinė tų pavardžių ir tai truputėlį vėliau atsiranda. O pradžia tai yra tokia miglota, rūkas, kunigas. Ten labai daug galimybių vertėjui tiesiog pasireikšti kaip meniško teksto, reiškia vaizdai, peizažai, ten taip. Jo. Ir taip kažkaip dar ir aprašyti, ne tai, ką tu matai, bet ką tavy tie peizažai dar generuoja. Taip. Tai vaizduoti tokio daug peno. Iš tikrųjų, tai atrodo, kad net knygas rašyta galvojant apie vertėją. Kas paskatins vertėją pradėti versti. Tai gal buvo toks. O koks tau personažas labiausiai įstrigo iš karto? Molivda, aišku. Lietuvis. Kosakovskis, Kaminskas, dviejų giminių. Ja, bet iš tikrųjų, turbūt nežinau, ar nespalvingesnis už patį Franką yra personažas šitoje knygoje. Būtent kaip iš tikrųjų buvo, nežinau, bet... Jisai labai spalvingas, tik man vienoje vietoje buvo įtartinas, bet gal, nes toks jau labai jis ten išprusęs ir toks jau net Dekartą ten mini kažkur, žodžiu, taip, kur jis ten spėjo, nes daugiausia pietuose kažkur, ne Prancūzijoje, gal ir ten buvo. Bet šiaip man tai toks labai simpatiškas, kur tas Molivda, tai supratau, kad ar jis iš tikrųjų tai realus asmuo. Jis realus? Realus, nes jinai mini, kad iš kažkokio kito romano ten, tai gal jis kitam romane veikia tas realus asmuo. Bet man toks mielas tas Chmeliovskis kunigėlis, kuris pačioj pradžioj toks, ir tai jo družba su Družbacka. Družbacka tai iš tikrųjų tai reali, barokinė poetė. Tai Chmeliovskis dar realesnis, ir jo tie naujieji atėnai. Tai naujieji atėnai. Čia man iš karto, šiaurės atėnai, iš kur čia tokie ryšiai. Bet įdomi labai autorės intencija yra Chmeliovskio dalyvavimo šitoje istorijoje, nes čia taip ir rašo, kad tai kaip ir Wikipedijos tėvas yra Chmeliovskis. Taip, bet dar toks... Nes jo idėja buvo, kad atsimeni tą Družbacką jam jį kritikuoja, kad kodėl, reiškia, dėl lotynų kalbos, ar ne? Taip, kad visi lenkai lotyniškai moka. Kad visi lenkai lotyniškai moka. Bet jo idėja buvo padaryti, kad visos žinios būtų kuo daugiau prieinama. Moterim prieinama. Visiems tai beveik būdavo, kad moterim. Visiems, ne tik moterim. Ir vaikam, jis apie visus galvojo, taip. Tai va, tai kaip jo svajonė kaip ir išsipildo dabar. Žinios yra tikrai prieinamos. Ir tas labai gražus jų susidūrimas, kaip jis į tą poeziją reaguoja. Bet paskui apsitrina jau ir... Toks, labai švietėjiškas naivumas toks, bet gražus jisai. Bet šiaip labai daug tokių paralelių ir
18 amžius, 19 ir 20, tiek daug sąšaukų ten. Tas kunigas slepia tų žydų knygas, kai ten jau juos degina, vienus žydai tarp savęs susipjovė, vienus skriaudžia, paskui kitus skriaudžia ir toks tas kunigėlis ir tą gelbsti pabėgėlį, valstietį, nušalusi veidą. Nu, žodžiu, toks kiek istorijų čia, vat, karo laikais Vilniuje irgi kunigų, žodžiu. Nu, kažkokios labai daug asociacijų man šitas. Jų atsiranda dabar šiuo metu dar daugiau. Dabar, tas, kas dabar skaito tą knygą, tai ta žydų tema niekada jinai amžinai yra visada, kaip nors. Kaip ir dabar, kai tie įvykiai vyksta, Gazos ruože. Ir man tai aišku labai, nu, čia labai ta vat tokia skaudi tema, kur tas, nu, jau šimtmečiais, kai žydų kraujo reikia, o jų ten tie macam ir taip toliau. Atvirkščiai krikščionių kraujo reikia žydų macam. ir ta pirma istorija ten, kai tas Soltykas, ar ne, prasilošęs, prasiskolinęs, jau žydai neima, jis užstato ten savo bažnytinius reikmenis, drabužius. Sargyba turi ateit, kad iš jo paimtų, reiškia, šitą, jis ne tik bažnytinės drabužius, jis užstato ten relikvijorių. Jo, jis ten viską bažnyčios inventorių nori užstatyti, tie jau kratosi, neima, čia jūsų šventenybės, mums tai čia tik auksas, o jums tai čia kas kita, neima, ne, jisai. Ir paskui vat suorganizuoja, kad atsiimtų ten tuos, nu tai kažkas, tą ritualinę žmogžudystę ir apkaltina tuos žydus, kurį jam paskolino. Nu ten žiauri tokia baisiai istorija. Nors jis tą padaro irgi va šitų vargšų tos sektos, reiškia, narių ne, tai rankomis. Čia vėliau antroji. Pirma, tai jis kažkaip susitvarko. Čia jo, o paskui jau tas antrą kartą, tai jau tie patys žydai, ta sekta, jis, nu, vat, padaro. Nu taip, bet jau ir tas pirmas atvejis, kaip ten tą berniuką kažkur kaime, ne, patykoja atseit ir kažkas nužudo ten. Tai jo, bet jau tuo metu buvo popiežiaus nurodymas, kad čia yra niekai, kad čia yra prasimanymai ir kad kunigai dvasininkija neturėtų, reiškia, nei tuo tikėti, nei jo labiau dalyvauti ten tuose procesuose, reiškia, tuose inkvizicijose. Va, bet matyt kunigai, nu, ir aukštieji dvasininkai nepaisė. Jo, nu tai ten tas pirmas buvo, man atrodo, grinai vat iš tos vyskupo pusės, va, tas išprovokuotas, kur ten jų krūvą ketvirčiavo ir taip toliau. O vat jau antrasis, tai ten buvo, kai jau ta sekta jau klestėjo ten ir nepriėmė miestelis, ten susipjovė. Nes ten reikėjo, jau sekta buvo pakankamai, nes pradžių viskas labai spontaniškai buvo, dar nebuvo labai tie šaptaininkai, tiksliau ne šaptaininkai, bet net frankininkai dar nebuvo labai susiorganizavę, ne? Bet kai jau jie tapo tokie organizuoti ir atsirado kažkokia jau kristalizavusi kažkokia ideologija jų tokia konkretesnė, tai tada jiems reikėjo argumentų prieš tuos tradicinius žydus, prieš tą Talmudą ir tuos rabinus. Ir tai vat vienas iš tų argumentų sufabrikuotų ir buvo tas krikščionių kraujo tas kultas. Tai tas teismas Lvove paskui, kai tuos rabinai ir tas sekta vienas prieš kitą ir nu ten žiauriai. Tai čia va viskas yra faktai, nes aprašyta Lvovo ten tas procesas, viską. Taip,
Tai vienas iš vertimo ir iššūkių buvo, ir aš kažkaip net pikta buvo verčiant, galvoju, autoriai tai bepigu buvo, jinai viską paėmė iš kažkur tai ir ištisom citatom dar su ta senoviška savo, net nereikėjo adaptuoti labai, reiškia, 18 amžiaus tą Lenkų originalią kalbą savo ir įdėjo. Ir man atrodo, tik Chmelevskio ir tos Družbacos laiškai yra autentiški. Gal net. Ne, nes jinai rašo finale, gale rašo, kad negaliu įrodyti, kad jie buvo susitikę. Taip, jo. Teisingai, jo. Bet gal paėmė kitus kokius laiškus ir pagal juos stilistiką parinko, nes stilius ten labai skiriasi irgi. Taip. Nesvarbu, tai žodžiu, labai daug yra tokių fragmentų, kur autoriai tiesiog įdėjo juos į knygą, reiškia, ir tai yra lobis, o tau sunkiau versti. O vertėjui tai labai didelis galvos skausmas, žinoma, ir dar į lietuvių kalbą, nes stilizuoti kažkaip 18 amžiaus lietuvių kalba nežinia kokia buvo. Žinia kokia buvo, bet Vrublevskių biblioteka labai gerai žino, kokia buvo tikriausiai tuo metu kalba lietuvių, bet jeigu ją čia naudoti, tai turbūt nieks nieko nesuprastų. Nereikia ne 18 amžiaus, kai Vaižgantą originaliai paskaityti, tai turbūt neįmanoma. Sunku. Kodėl? Labai įdomu. Įdomu, bet suprasti sunku būtų. O lenkų kalba tai nepakito, bet ne taip smarkiai pakito, kad šiuolaikinis lenkas nesuprastų, pavyzdžiui, ką rašė autoriai 18 amžiuje. Tai man buvo sunkus uždavinys, žinoma, nuspręsti, kaip pasirinkti strategiją, kaip elgtis su tokiam vietom, kur tu turi, reiškia, negali šiuolaikinę lietuvių kalbą pateikti vertimo, nes turi skirtis, turi matytis, kad čia archaiškumai, tai tenka, reiškia, kažkaip vartoti kažkokį mišinį 20 amžiaus pradžios lietuvių kalbos, tarpukario spaudos stilių, kažkokį tokią su biblijiniu. Gal net. Bet smagu, kad skaitytojas mano, kad nemano, bet tiki, sakykime, kad tai yra taip. 18 amžiuje vidury rašytas koks nors tekstas lietuviškai. Gal kokie istorikai to laikotarpio gal prikiptų, bet... Tai be abejo. Žinoma. Tai 16 metais tose Vojnovicuose, kaip išverčiau tos 80 puslapių. Ir tiesą sakant, netoli ir Olga turi tokią kaip ir sodybą, nes Olga irgi Vroclave šiaip gyveno. Ir butą iki šiol turi, bet nuo Vroclavo maždaug gal, nežinau, 100 kilometrų trupučių yra tokia Krajanov, tokia vieta prie Čekijos sienos. Ir ten turi sodybą ir aš būdamas ten toj stipendijai kartą nutariau važiuoti ten su Rasa Rimickaitė, tuo metu Rasa Rimickaitė irgi buvo gavus stipendiją tai pačioj pily ir mes kartu nuvažiavom pas Olgą susitikti. Irgi tai, tai irgi buvo toks paskata, įkvėpimas ir dingstis nuvažiuoti, nes šiaip tai ko važiuoti, jeigu nieko nedarai pasauti. Bet buvo labai įdomu, tas įdomus vakaras. Ten tos apylinkės ir daugiau yra, tas apylinkės Olga kažkaip labai eksploatuoja
savo beveik visose knygose tą kraštą. Va. Ir paskui aš, kai išverčiau, nelabai žinojau, ką daryti toliau su tuo. Ir keletą metų, man atrodo, aš ir nebeverčiau tos knygos daugiau, nes kiti darbai įsiterpė vienas dalykas, kitas dalykas nelabai buvo kam leisti tą knygą. Kaip pasiūliau vienai leidyklai, kitai leidyklai, tai visi, kai pamatė, kokia čia apimtis ir kiek čia reikės medžiagų, popieriaus ir pastangų išleisti ją, tai visi sakė ne. Netgi tada, kai Olga jau tapo garsi ir kai gavo International Booker Prize, tarptautinė Bukerio premija, už vieną iš savo knygų, kuri vadinasi Bėgūnai. Tai leidykla nesiryžo irgi Jokūbo knygų leisti, sakė, ne, gal leidžiam ką nors planesnį pradžiai. Bet po Nobelio, žinoma, jau atėjo eilė ir šitai, nes kaip ir svarstoma, kad Nobelis sutapo, Nobelio, reiškia, premija sutapo kažkaip su tos knygos, su Jokūbo knygos išleidimu, išvertimu į švedų kalbą. Kaip tik tai prieš pat Nobelį beveik buvo išversta ir išleista Švedijai. Ir neoficialiai šnekama, kad šita knyga lėmė jos visą apdovanojimą. Panašu, nes labai jau. Tai keletą metų aš kaip ir padariau pertrauką, neverčiau jos ir tik tada, kai jau, taip sakant, švietėsi tos knygos leidyba, perspektyva atsirado kažkokia realesnė leidybos, tada tiesiog tada vertimą. Bet visą laiką kažkaip smegenų antram plane jinai visą laiką buvo ir nedavė ramybės. Tai galima taip sakyti, kad nuo 16 iki 22 vertimas truko. Man tai vis tiek va tos vis turbūt ryškiausia ir buvo, ta praeities ir dabarties ryšiai, visi ryšiai, pavyzdžiui, ten išlenda, tie jau kabalos dalykai, tai pasižiūriu, paskaitau, man iš karto, iš kur fizikai žydai paėjo. Nes taip jau, vis tiek tas mąstymas, kuris koncentruojasi ten į dievybės vidinį vyksmą. Tai čia irgi daug taip dėmesio skiriama tai visokiam gematrijom, skaičių, magijom, visokiam. Tai čia dar... Ir aš net kažkur užsirašiau savo užrašus, kad čia aišku tokios labai gal truputėlį subjektyvios ir dėl to absurdiškos tokios sąsajos kyla galvoje, bet aš pagalvojau net, kad taigi skaitmenizacijos sinonimas galėtų būti kabalizacija. Principai truputį kiti, bet tas pasaulis kaip tekstas, kaip skaičių kombinacija ir kaip skaičių garbinimas netgi, reiškia, kaip visa prasmė yra skaičiuose, tai žiūrėk, taip ir yra dabar. Tai
turbūt, visiems čia skaitytam, Olgos gal ir tą, ir pati yra sakiusi, kad tas toks ryšys tarp praeities ir dabarties, ir net ateities, šitą knygą kažkaip labai gražiai atskleistas yra. Knygoje yra toks personažas, kuris per visą knygą kaip ir šmežuoja viso knygo ir tarsi valdo, būdamas kažkur tai pusiau realybėje ir nerealybėje. Tai tokia senutė Jenta, kuri per visą knygą miršta ir nemiršta. Įdomu, kad knyga prasideda nuo to, kad yra tos Jentos lyg tai Jenta atvažiuoja į giminaičių vestuves ir kelionėje pasidaro blogo ir tarsi jinai jau miršta. Ir susirinkę ten visi vyriausiai tie žydai sprendžia, ką daryti. Ar nukelti vestuves, ar nenukelti. Nes gali būti laidotuvės tuo metu, reiškia. Bet vestuvėm yra tiek daug pastangų įdėta, vestuvėm pasiruošti, kad vis dėlto nutarta rasta kažkokia išeitis, dingstis, kad, reiškia, Jentą palikti tokią merdinčią, apsimesti, kad jinai dar nenumirė ir tas vestuvės tęsti. Ir tokiai būklei, tokiai būsenoj, tai Jenta ir yra per visą knygą. Jinai tokia lyg ir numirė, bet lyg ir nenumirė. Ir žydiškos magijos. Jo, ir magijos, ir jinai tarsi savo tokiu žvilgsniu ne visą tą vyksmą knygos valdo. Ir vienas iš kritikų, čia aš ne iš pačios Olgos sužinojau, o kažkokiam kritikos straipsnį apie jo knygas perskaičiau, kad Jenta yra lenkiško žodžio taina anagrama. Sukeitus Jenta išeina sukeitus raidės, išeina iš žodžio taina. O taina reiškia slaptas, paslaptinga. Tai būtent tai čia irgi ta tokia mistinė, tarsi mistinė, tas mistinis toks aspektas tos knygos. Olgai turbūt visose knygose rūpi truputėlį to moteriško vaidmens istorijų deficitas. Ir jinai tą deficitą savo kūryboje stengiasi kaip lyg tai taip mažinti. Tai galbūt ir Jenta čia yra vienas iš tokių, tarsi kažkokia pasaulio pramatė, nuo kurios viskas prasideda ir kuria viskas baigėsi. O įdomu, Izraelyje, pavyzdžiui, tokia knyga išeitų? Yra išėjusi. Yra išėjusi. Nu ir kokios reakcijos? Reakcijos turbūt geros, jeigu ryžtasi leidyklos leisti tokias knygas. Manau, kad labai gera vertėja, hebrajų kalbą vertė, iš lenkų. Įdomu. Tai pasakodama savo įspūdžius sakė, kad labai daug klaidų buvo tokių hebrajų kalbos ir prasmės ir jo. Bet tik tai jie tik tai Izraelį ir gali būti šitaip įvertinta. Kritiškai, ta prasme, kad pastebėti ir rasti gali tas visus netikslumus. Aš čia ne visai į temą, bet iš kalbos labai skubėjau matyti leisti knygą, ar ne? Nes korektūros taip nemažai raidelių nubyrėjus. Yra čia, ja. Yra pavardės. Tai
Aibe Šiuc, Aibe Ciuš kažkoks, tai, nu, va taip, pavardžių labai. Reiktų žymėtis visiems. Aš, nu, pasižymėjau, galvoju, pasižymėjau ne visas, bet... Nes jeigu bus kitas leidimas, galima būtų... Reikėtų sumedžioti. Leidyklai duoti ir jo. Nes kai kur ten netgi priešinga prasmė išeina sakiny, nes nosinė neuždėta ir tada tas būdvardis ar daiktavardis prie kito prisišlieja ir pasikeičia prasmė sakinio. O grinai, vat, kad nosinytės trūksta. Žodžiu, tokius aš žymiuosi. Jeigu perleidžiam, tai... Nu, matai, visą laiką skubėjimas yra. Nu, aš niekada nes nors leidykla, čia leidyklai kaip ir padėkoti. Šitą knygą manęs labai taip nespaudė. Nes verčiau tai kažkaip taip ir sakiau, kad čia 5 disertacijas reikėjo parašyti, žinai. Nu, taip. Daktarą norint šitą knygą. Aš labai suprantu. Istorija, žydų kalbos istorija, kultūros istorija, religijos istorija, žinai, ir taip toliau. Ir pačią kalbą ne pro šalį būtų. Bet pačią kalbą ne pro šalį galbūt reikia išmokti. Dar tokių įdomų, žinoma, vertėjas tai kaip šitas, kaip Nu, kas? Vėl pamiršau. Koks? Taip smalsu, ką tu pasakysi apie vertėją. Ja, čia kaip masonas koks. Niekas nežino jo virtuvės. Jis retai kada atskleidžia savo... Man atrodo, kad jis pats labai nežino. Ir mažai kam įdomu, reiškia, ta virtuvė tikriausiai yra. Kiek ten... Aš kartais pagalvoju, kad čia kaip su maistu tikriausiai, jeigu skaitytojas žinotų, kokiu čia yra triukų pridaryta, kokiu čia ingredientų yra ir surogatų įdėta, tai turbūt niekada neskaitytų tos knygos. Pavyzdžiui, patį didžiausią surogatą. Nu, pavyzdžiui, visos tos pavardės. Čia labai svarbu pavardės. Ne tik skaičiai, bet ir pavardės. Ir lenkų kalboje, tarkim, pavardė, dar buvo tokia problema, iš tikrųjų Jokūbas, tai čia tas biblinis Jokūbas, bet žydiškai kaip ir Jakub yra. Jakubas reikėtų, jeigu jau taip nelietuvinti ir būtų taip arčiau to žydiškumo ir lenkų kalboje tai yra A raidė, Jakub. Bet kadangi čia yra ryšys su tuo bibliniu Jokūbu, tai vis dėlto aš nusprendžiau, kad reikia lietuvinti ir rašyti Jokūbas. Bet tada tas kaip ir Jokūbo metraštininkas, tas Nachmanas, kuris tapo apsikrikštijęs, paėmė lenkišką pavardę Jokubovskis, tai Jakubovskis turėtų būti. Bet kadangi Jokūbas, tai man teko padaryti Jokubovskį, ne Jakubovskį. Bet čia dar ne viskas. Bet lenkų ta pavardžių, ta kilmė tokia ir prasmė yra, kad pavyzdžiui, ir ne čia atsispindi būtent, Jokubovskiu jis tapo dėl to, kad forma Jokubovskį, tai reiškia, kad jis priklauso Jokūbui. Kaip ir rusiškai, turbūt slaviškai yra, ne? Nu, jeigu nori pasakyti, kad čia kieno nors daiktas, tai sakai, kieno čia Kuba knyga, pavyzdžiui. Čia yra Książka Jokubowska. Nu, tai reiškia, kad Jokūbo knyga, Jokūbo daiktas. Tai va, ta priesaga Jokubovskis, tai nurodo priklausomybę. Kad tu tarsi priklausai tam žmogui. Lietuviška pavardė, tai vat Jarutienė, nu tai kaip, žinot, kaip, tik tai kaip patiekalas padarytas iš jaručio. Ne, visiškai. Bet verčia nėra kaip padaryti. Ir skaitytojas jau šito niuanso, labai įdomaus prasmės niuanso
dėja patirti negali. Nu, bet ten paminėta. Ten paminėta yra jisai toks, pats pasako. bet ten yra visos pavardės tokios, ne tik Jokubovskis. Ta forma reiškia galioja beveik visom pavardėm. Tai reiškia priklausomybė kažkam. Nu, tai ten paima nuo miestelio, prideda tą galūnę, miestelio pavadinimo daug tų žydų. Taip. Iš to miestelio. Tai va, tai tokia va, dirstelėjimas į vertėją virtuvę. Ką? Nu, tai jeigu tik tokios būtų bėdos vertėjų. Na, bet čia didelis praradimas, kaip ir nežinai, ką padaryti su tuo, kaip kompensuoti, pavyzdžiui, tokį praradimą. Na, tai. O tas Nachmanas realus irgi personažas, aš kažkaip bandžiau žiūrėti, ieškoti, bet nelabai man pavyko. Vėl dabar man gėda pasakyti, bet aš nebeatsimenu. Nes jis labai jau ten svarbus, bet... Tie, reiškia, kad buvo žmogus, kuris fiksavo ir iš tikrųjų rašė tas visas Franko ekstazės, liudijo ir aprašinėjo ir viską, ką jis ten per tas ekstazės matydavo ir išdarinėdavo, tai net išleista yra tokia knyga, tie užrašai yra realūs. Reiškia, kažkas rašė, visą tai fiksavo. Gali būt, kad tas Nachmanas buvo realus. Autorius neparašė, nu, ta prasme, ne autorius, o užrašinėtojas, gal ten tik viduj bibliografijoje nesimato. Taip, bet čia man gėda, gal čia nereikia visiems rodyti, demonstruoti, ko aš nežinau. Nu, matai, skaitytojas, taip sakant, jau toks. Ne, man tai labai knietėjo, aš ten įlindau į tą Šolemo mistiką. Ir ten iš tikrųjų tie kabalistiniai dalykai, kaip perimta iš... Mūsų tokiai leidybiniai tradicijai tarsi knieti, nu, viską paaiškinti, dėti išnašas. Tai čia... Ne, tai čia su išnašom jau nieko nepavyko. Antra tiek išeitų, reiškia, dar tokią istoriją knygą išeitų. Tai čia jau tenka kiekvienam, kas yra smalsesnis skaitytojas, kuris gal domisi, tai čia yra ką veikti. Ta prasme, šitą knygą tai tokia nuoroda, tik tai yra domėtis toliau kuo nors. Bet tokia įkvepianti. Nu, taip. Nes šiaip va šitą norėčiau paskaityti, o dabar tai va taip. Oh. Tiesą sakant, šitą knygą labai daug atskleidžia tokia akiratį, praplečia, padeda suprasti apskritai kaip Europos, juk 18 amžius, kurį čia vaizduoja Olga, buvo toks, nu, tai dar iki nacionalinių valstybių atsiradimo, ne, iki tokių tautinių valstybių ir sienų. Čia valstybės tarsi buvo, bet viskas yra be sienų. Per visą Europą nuo pietų iki šiaurės žmonės, pirkliai, įtakos kultūros, viskas judėjo be didelių kliučių. Nebuvo sienų, nebuvo muitai kažkur. Muitais buvo, bet jų tikslas buvo tik taip pinigų karaliui ten parankyti. O be tokio politinio, sudalinimo, reiškia, viskas galėjo judėti laisvai. Nu, ne viskas. Baudžiauninkai buvo. Ne, bet kultūra, tradicijos, įtakos. Tai Olga tas irgi pati yra sakius, kad norėjo parodyti, kokia ta Europa vis dėlto buvo vieninga, kaip galima sakyti, kaip vienetas, kur nebuvo tokio susiskaldimo kaip dabar politinio. Ir man pačiam, tai iš tikrųjų aš pradėjau taip geriau suprasti kažkaip tai
nes žinoma, ir tada ir pasidomi šiek tiek daugiau dėl to, bet nu, tarkim, tų žydų motyvai tokie, kaip jie, kadangi žydai buvo, nu, daugelį šalių persekiami, ar ne, ir jie, kaip jie, jų tas neįtikėtinas sugebėjimas prisitaikyti. Bet tas sugebėjimas, man čia tokia vis atrodo, nu jie va taip sugeba prisitaikyti, paskui įsigyvena ir, nu, praturtėja ir tada va kyla jau jiem, juos išvaro iš Ispanijos, ten jau karalių rūmuose jie klesti, žodžiu, tada juos paima ir išvaro, kaip jau, nu, tas pats visur iš pradžių, kadangi visi apsišvietę, kadangi reikia ten, nu, ir prekybos raštininkų ir visko, jie įsikuria ir vėl po kiek, nu, vat, gerai įsitvirtina, taigi visur juos pakvietė, vat, ir bėgo, kai bėga iš Ispanijos, bėga iš Anglijos, bėga iš Vokietijos, visą laiką va ta katastrofa ir va tas jų gyvenimas, va, laukiant katastrofos, va, ypač va, tam šorų, tam kaime, miestelį Rokatinė, va, kur ir labai užsimeskė pati, nu, Frankas pirmiausia atvažiavo ten. Tas va, nu, visą laiką laukimas. Nes žemė jie nuomodavo, jiems žemės neparduodavo. O kai nuomoji, gali paskui ir nenuomot. Ir, žodžiu, va tas neapibrėžtumas labai didelis. Tai tas persekiojimas nėra, nu, nebuvo ištisai, būdavo, nu, Turkijoje, pavyzdžiui, ten Bulgarijoje, jos labai, va, turkų sultonai, va, ten labai gerai jie gyveno. Nu, nes jie kažkaip tai buvo vienas dalykas labai gabus. Nu, mokėsi vis tiek iš šeimos tos. Jie matyti iš senų laikų, dar nuo Romos turbūt persekiojimo laikų, jie nepaprastai, ne viena tauta neturi tokio sugebėjimo taip asimiliuotis ir prisitaikyti prie aplinkybių. Prisitaikyti tai dar nereiškia asimiliuotis, vaikai. Frankas jau bandė. Bet man įdomu buvo, kad va, žiūrint taip kažkaip tai atgal, tarsi keliaujant laiku, žinant, kas yra dabar ir po truputį sužinant, kas buvo praeity. Ir paimk kokį nors žmogų, kurį, nu, kokį nors Jokubovskį, sakykime, ne? Nerealų čia personažą, bet kokį, kuris... Olga tą irgi parodo, kad ir Šimanovskis, ne? Taigi jų visų šaknis ten buvo. Nu, taip, ir jie taip atsirado. Bet tai būtent, kad priėmė krikščionybę, nors Frankas... Bet jie labai gudrus iš tikrųjų buvo, nes Frankas tai buvo ten ideologijos nemažai, bet daugelis to Frankų bendražygių jie tiesiog labai praktiškai žiūrėjo į šitą krikščionybę, nes ta krikščionybė jiems suteikė daugiau galimybių tiesiog. Taip. Ne tik ten išgyventi, bet apskritai, nu, ambiciją savo tenkinti. Leisti į mokslus, bajorais staiga. Tapti bajorais, reiškia, praturtėti, turėti daugiau verslo, ne viską, žydam labai ribotas buvo, reiškia, daug turėjo apribojimų, neleisdavo ten prekiauti kažkur miestuose, periferijose, tik tai neleisdavo žemės turėti, žemės ūkių užsiimti. Tai norėdami, reiškia, platesnio savo to gyvenimo, nu, tai jie nematė nieko blogo, reiškia, likti tais kriptožydais vadinamaisiais, ne? O išoriškai tapti krikščionis, bet ilgainiui jie ir tapo turbūt krikščionis iki šių laikų. Tai va tas momentas man toks įdomus buvo šitą knygą, kurį kaip ir Olga atkasė. Galima aišku, pasiskaityti tik tai tokią faktologiją, nu, kaip
istorikų kokius nors veikaluose, ne? Ir visą tai žinotum tikriausiai irgi. Bet čia ne tik žinai, čia kažkaip pajunti. Nu ir tas 18 amžius vis dėlto apšvietos amžius. Tai irgi labai gražiai ten vienas, kur brolėnas Franko iš Briuno vienoj studentas. Aha, taip nuėjo iki ešafoto, ne? Jo. Taip, ten irgi. Visos tos atšakos tokios labai įdomios pavaizduotos. Tų žmonių likimų. Ir irgi labai graudi, nu tokia graudi scena, kai jau ten finale, jau ten tas pats Nachmanas, kuris Jokubovskis, dar kažkas, nu jau tie senukai likę keli, o čia jau anūkai plaukia į tą Offenbachą, ar kur Offenbachą. Ir kaip tie anūkai reaguoja, tuos diedukus, ką jie čia tauškia. Toks, nu tas pradinis entuziazmas, kur tos kartos ten, nu kas tiki, kas netiki, bet vis tiek toks. O čia taip paklausė, išėjo iš durų ir žvengia vaikai. Toks amžinas ratas. Nu, galų gale ten tai jau tie rūmai visi virto tokiam senelių globos namais ir ta garsioji Eva, dar viena asmenybė, tarp kitko, istorija. Tai čia viena pagrindinių jau. Ir žinoma, yra tai Franko, ta duktė. Ir tie ryšiai su imperatoriumi. Nu, bet ten taip, Franko vis dėlto manija, jisgi nuo mažens bus karalienė, o karalienė todėl, kad ten ta Sefira 10, tai Malkut su karalystė, nu tai ji bus karalienė ir vienos imperatorių jau įsireiškė. Nu toks vis tiek maniakiška didybė. Ir ta idėja, tas tikūn, vadinamasis hebrajiškas, ne, kur pataisyti pasaulį reikia. Taip, suskilusios Sefiros. Bet aš dabar žiūriu ir visą laiką Olga labai pajunta tą, matyt, konjunktūrą, visą pasaulį nejaučia kažkaip labai savo tuo tokiu rašytojišku jautrumu. Nu ir paklausai kokiu nors dabar ten tų vadų, kokio Putino ar kokio dar, kuris, jie lygiai taip pat šneka. Reikia sugriauti pasaulį iki pamatų ir vėl iš naujo statyti, kitą tvarką daryti, reiškia. Bet prieš tai tam, reiškia viską sugriauti, viską nusiristi iki paties dugno ir tada iš naujo vėl kilti viršų. Bet čia dar aš atsimenu, sovietmečiu buvo populiari šita idėja tarp jaunikaičių anuometinių. Nu, bet jau kai dugną pasieksi, tai jau tada, jau gali atsispirti. Bet dauguma ir neatsispyrė nuo to dugno. Nu jo, bet čia viskas, čia ir krikščioniško to tokio yra. Nu taip, Kristus į pragarus leidosi. Jo, kad reiškia, turi nusiristi, turi tapti visiškai nieko ir nuodėmingiausių žmogumi žemėje, kad galėtum, reiškia, tą žemę paskui išgelbėti. Tai šitą idėją tokia, aš tik tai kartais buvau visą laimę, kad kiek tokių Frankų buvo ir visą laimę, kad tie Frankai netapo kokiais nors ten diktatoriais, kokių nors šalių. Na tai buvo tokių diktatorių. Sakau, eina paralelės man ištisai, nu, 19-20 amžius. Tai Olga ir neslepia, kad čia tos paralelės ir turi būti. Tikriausiai. Vis tiek rašytojas yra šiuolaikinis. Kažkur net mini, čia net knygai, man atrodo, yra. Arba interviu, dabar neatsimenu. Bet man atrodo, kad čia pastabose knygos gale užsimena. Tai kad
buvo net speciali tokia, reiškia, toks redakcinis būrelis, kuris jai padėjo išrankioti visus tokius anachronizmus. Tai tokios sudabartinimus tokius nesąmoningus, nes dabarties rašytojo ta dabartis jau veikia vis tiek tą istoriją, kuri vyko praeitį, ar ne? Ir čia galbūt tas ryšys dabarties ir praeities toks visą laiką išlieka gyvas, nes rašo dabartinis rašytojas. Nepavyksta išvengti vis tiek to dabarties poveikio pasakojimui. Bet žmonės vis tiek visada panašus. Kita vertus taip. Ir kartojasi ir tos idėjos, kitų pavydalų ir. Bet kartais tai šiuo atveju tai stulbinamai. Tiesiog paraidžiui kartojasi. Galim taip šokio žingsnį. Tam ta 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 tam 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 tam. Ir kamera ta pačia. Tum tum tum. Kita šokio. Pafilmuok. Aš filmuoju. Rimtai? Kaip ten pilnaties šventė yra žydų tokia, ne? Dabar Rotušė yra tokia paroda, tokio išeivio iš Lietuvos, tokio žydo Karčmaro, dailininko tokio primityvisto. Kuris iš Dieveniškių yra. Miestelio, ten Dieveniškėse mano klasiokė, kaime ten gyvendama. Kažkaip susidomėjo labai ten to štetlų istorinių tų Dieveniškių ir atrado tą Karčmarą. Surado jo sūnų kažkur Amerikoje, kuris visą tėvo palikimą ten tvarko. Ir tas sūnus, Natanas Karčmaras, dabar 90 metų, gyvena Užupy. Yra toks kaip tikras mekas, kaip pasižiūri, tai jis toks aktyvus visokių menų, reiškia, ir šiuolaikinių, ir dailininkas, ir fotografas, ir kino kūrėjas, ten ir instaliacijų visokių kūrėjas, ir šiuolaikinio meno toks iš Paryžiuje gyvena, ir Niujorke, ir visur. Žinosim dabar, kur. Tai galit nueiti tą parodą, tai labai įdomi, ten žydų tokia irgi, labai taip ryškiai atsispindi tas žydų tokia. Tai ten yra keli paveikslai apie tą pilnaties šventę žydų kažkokią. Tai įkvėpė šokį. Šitą, tai sakei, padėjo tau daug kas. Man labai padėjo, žinai, Lara Lempert iš Mažvydo bibliotekos. Tai jinai net kaip ir įtraukta knygoje net pažymėta, kad kaip konsultantė, bet iš tikrųjų tai dalykinė redaktorė buvo tos knygos Lara. Dabar daug hebrajų kalbos dalykų iškrapštė, padėjo sutvarkyti ir tokių realijų žydiškų irgi. Pakonsultavo, tai nebuvau vieniša. Su redaktorė Audra Kairienė, labai smagiai dirbosi. Bet ten tiek tokių žodžių, ar ten tavo žodžiai, ar jau redaktorės, ten visokių įdomių būdvardžių, tokių skriauznus, dumsus ir panašiai. Tai skriauznas, tai normalus žodis. Paprastai man išeina taip, aš galvoju, čia reiktų kokią nors smagesnę žodžią. Aš tą žodį sugalvoju. Ir pasitikrinu žodį. Aš lygiai taip pat. Ir paskui pagalvoju, o gal yra jis ir žodynė. Yra. Lygiai taip pat. Taip ta žodis ir atsiranda. Tamsa, bet ten poetiškas tekstas, svaigo. Galvoju, kokio čia žodžio, prieblanda, tai gal blandus yra. Akurat. Tai blandus irgi netoks jau retas žodis. Aš tuo metu nežinojau prieš daug metų. Mano vienas draugas perskaitė
Ir jis man specialiai atėjo pasakyti, kad vieną žodį, kuris jam labai patiko, skerskelis. Nu, čia normalus. Ai, Bet man skerskelis nėra, kaip sakant, nei kryžkelė, nei... Nu, tai jokių būdų ne kryžkelė čia. Kryžkelė tai yra... Ir yra skersgatvis, kaip ir normalus žodis, ne? Bet tas toks įprastas. Bet kelias ir gatvė irgi du skirtingi dalykai. Tai va, atradom bent, kaip žodžiai pasidaro, kurie pasirodo yra žodyne, bet nežinai. Aš esu toks, kaip ir šalininkas gražinimo žodžių į vartoseną. Gražių, lietuviškų, primirštų žodžių. Aš taip pat priešinamės srovei. Ja. Aš nepavydžiu, pavyzdžiui, tiem vertėjam, kurie verčia iš lietuvių kalbos į kokias nors kitas kalbas. Negali surasti. Pirmiausia, tas didysis lietuvių kalbos žodynas tai yra beviltiškai pasenęs ir dviem prasmėm pasenęs. Vienas metodologiškai pasenęs yra, nes dar pagal senas turbūt rusiškas sistemas yra kurtas ir darytas. Ne, pradėtas lyg tai anksčiau, bet... Tai pradėtas anksčiau, bet paskui jau tvarkytas jau po karo yra 50 kažkokiais metais. Ir jau tie sakiniai, kurie ten iliustraciniai, laikraštiniai ir... Vilija tai dirbo Lietuvių kalbos institute ir tvarkė ten tą žodyną. Ir nesutvarkė gerai. Nes ten visi Leninai, visi tik... Labai lengva pridėti tik tai tokia, žinai, pastabėlė, kad čia sovietinių laikų... Nebėra? Yra, aš to parodysiu. Yra. Aš ką tik neseniai kaip radau. Yra ten Antano Venclovos citatos, ten tokių, komunistėlių pridėta. Kaip ir nepridėta, jie tiesiog neišimti. Bet buvo kažkada sudėti, o dabar, tai koks darbas dabar surasti. Bet pirmiausia, pati ta žodyno, pati ta metodika, sandara yra bloga. Nėra labai daug formų, reiškia, nėra nei formų su neiginiu, ar ne su ne. Kaip savarankiškų žodžių. Nėra priešdėlinių formų beveik. Labai mažai yra priešdėlinių formų kaip savarankiškų žodžių, kurie visiškai kitą reikšmę turi. Įdomiausia tai žodis vertėjas yra. Tai ta reikšmė, 4 reikšmė yra. Kažkur labai toli, jo. O viena pirmųjų reikšmių yra mėšlo vartytojas. Antra reikšmė. Pažiūrėkit, vadinė, tikrai. Tai kas buvo aktualu? Gal ir dabar aktualu. Tai mėšlo mažai, matai. Skundžiasi. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas iš vis yra kažkoks nesusipratimas, ten ta dabartinė kalba yra, ten nežinau, 55 metų. Bendrinės kalbos žodyno, kaip ir nėra, galima sakyti. Bet žinai, kai paklausai, kiek ten dirba tų vargšių institute prie, kokie ten etatai ir kiek ten jų yra, tai... Tai bet ir institutas ir universitetas, tų įstaigų yra labai daug ir tų žmonių, kurie galėtų to užsiimti labai metodiškai ir nuosekliai, tai tikrai galima būtų surasti. Bet čia valstybei kažkoks prioritetas turėtų būti. Nes neįmanoma. Oi, čia dabar mes jau užsivesim, man atrodo. Jau užsivesim. Gerai, neužsivesim. Oi, wenn der Rebbe weint, oi, weinen alle Chassidim, oi, weinen alle Chassidim,
Bye.